Yra toksai modeliukas 23 metų Mazda CX-50, 16 000 mylių, sausio 19 bus aukcionas, 2,5 varikliukas, 4 varomi ratai. Dabartinis statymas už ją yra $6100. Jos loto numeris parsiduoda draudimo kompanijos. Ji kūrėsi ir važiuoja. Pasižiūrime į vidų, tai yra juodas salonas, Bose aparatūra, šildomos šaldomos sėdynės, nesuplyšusios. Salonas čia tvarkingas, čia visur oda, o netgi turi projekciją ant lango. Šviesus lubos, didelė panorama, mašinytė labai tvarkinga, pabandom ją užvesti. Užsideda gerai. Šildomas, šaldomas, kaip minėjau, sėdynės. Tvarkinga mašinikė tokia. Variklis dirba gražiai, einam pasižiūrėti, turbūt labiausiai dominančią vietą, tai yra mušimas. Pirma, užžiūrėkim dar į galą. Galas irgi, kaip mato, tvarkingas. Gerai, gavusi va taip, kairę pusę į ratą. Važiuoklė yra išmušta. Galiu va čia šiek tiek parodyti. Ką matau, nutrūkęs guli ant žemės. Kiek čia jis pafilmuoti, bet esmė supratot vienu žodžiu. Šiek tiek gavęs ir į šoną. 4 varomi, 2,5 variklis. Gera spalva, gerai šviečia, žiūrisi ant saulės. Čia daugiau pažeidimų jokių nematau. Bamperis atšokęs, bet čia smulkmena. Priekis toksai naujas gražus.